komandos, kurį mes jau gerai pažįstame. Yra pora naujų kombinacijų, bet mes esame gerai išanalizavę, gerai pasiruošę. O lyderiai, kaip ir visada, yra Turkoglu ir Ilyasova, daug kamuolių gaunantys Savas. Pavyks juos sustabdyti, mes turime gerų šansų ir sėkmę. Treneri, ar galim tokias prielaidas kelti kaip prielaidą, kad jeigu, tarkim, pavyktų atjungti žaidimo Turkoglu, tai iš esmės Turkijos rinktinė būtų labai pažeidžiama. Pagrindinis uždavinys yra sustabdyti Turkoglu, ar yra kitų slaptų ginklų Turkijoje? Visada yra labai svarbu sustabdyti komandos lyderį ir tokia užduotis yra, bet mums svarbu dengtis kietai visose žaidimo vietose. Kalbant apie puolimą, mums svarbu agresyviai užpulti, kantriai, agresyviai ir darant kuo mažiau klaidų. Ar komanda dar vis dirba prieš pasiruošiant pirmas rungtynes, sprendžiant klaidų problemą? Ar sprendžiat ir kaip sprendžiat, kad komanda kuo mažiau klystų? Dėl to per pasiruošimo procesą tų klaidų buvo daug. Taip, klaidų buvo daug, bet krepšinis yra klaidų žaidimas. Komanda, kuri padaro mažiau, laimi. Seksis padaryti kuo mažiau. Kiek jūsų tenkintų kaip treneriai klaidų skaičius per rungtynes komandos? Mes norime daryti mažiau negu 10. Ačiū.